Tai kaip vertinat rungtynės, koks būtų bendras komentaras apie įvykius šiandien čia? Nežinau, šiaip sunku vertinti, nes pirmą, antrą kėlinį tai tikrai kovomės gerai. Antro kėlinio pradžioje gavom tą įvartį patys savo įsimušėm ir pabaigoje, o trečiam kėlinį tai manau teisėjų darbas pavedė, tai manau ir viena ir kita pusė buvo nepatenkinta teisėjų darbu ir kaip komanda tiesiog nustojom žaisti. Ir būtent apie pirmus du įvarčius tikrai gana apmaudus ir antrasis prieš pat pabaigą, ypač kai turėjot dvigubą daugumą. Ar tai manot toks kaip ir didelis smūgis, palaužė jūs prieš trečiąjį kėlinį? Aš manau, kad tai turėjo įtakos, bet aš irgi mes kalbėjom su Dodu, su visais, kad ten, man rodos, teisėjai nepilnai išsiaiškino ten tas minutės ir išleido per anksti žaidėjų. Mes taip galvojom, tai va. Ir prie komandos prisijungė arba sugrįžo Povilas, prisijungė Krukovski, Belička. Kaip sekasi naujokams prisijungus šį sezoną ir kaip jie įsilieja? Aš manau, kad tikrai gerai. Aišku, komandai šiais metais turime žymiai daugiau žaidėjų negu praeitais metais. Tai galima sakyti, yra tokia sveika konkurencija. Kolektyvas, kaip vis laik branduolys, išliko tas pats. Tai visi draugiškai, kolektyvas smagus ir dirbam toliau. Tai. O jūs, kaip senbuviai, juos pakuruojat biškį, ne? Taip, tai aišku, smagu visą laiką pamatyti ir senus veidus iš Elektrėnų. Tai va, visą laiką prižiūrim savus. Ačiū. Nežinau.